Dažnai žmonės, statydami naujus būstus ar renovuodami senas patalpas, nesusimasto, kokią žalą gali padaryti drėgmė. Tinkamai neparuošus paviršių, drėksta patalpų grindys, sienos, lubos, dėl įvairių pelėsių patalpose atsiranda specifinis kvapas. Drėgmė gadina ne tik patalpų apdailą, bet ir kenkia žmonių sveikatai. Norint to išvengti, rekomenduojama drėgnose patalpose paviršius padengti vienkomponente kaučiukinė elastinga hidroizoliacinė medžiaga. Vienkomponentė kaučiukinė elastinga hidroizoliacinė medžiaga skirta vidaus ir laukų darbams, naudojama dušuose, vonios kambariuose, skalbyklose, tualetuose, virtuvėse, terasuose, balkonuose ir kitose drėgnose patalpose, po keraminėmis plytelėmis ar kitomis apdailos medžiagomis. Tokia hidroizoliacinė medžiaga lengvai užnešama teptuku ar voleliu ant betoninių, tinkuotų, gipso kartono, OSB plokščių ir kitų paviršių, kuris sudaro vandeniui nepralaidžią stiprią elastingą plėvelę, kurios dėka paviršius lieka visiškai apsaugotas nuo drėgmės. Tokią medžiagą galima naudoti šildomų grindų izoliavimui nuo drėgmės. Hidroizoliacinės medžiagos nepralaidumą vandeniui patvirtino Kauno technologijos universiteto architektūros ir statybos laboratorijoje atlikti bandymai. Tai įrodo pavyzdys su kartoninė dėžele. Dėželės vidus padengtas hidroizoliacija K1. Dėželė pripilta vandens, tačiau, kaip matome, dėželės išorė yra visiškai sausa. Dabar jau žinome, kaip apsaugoti nuo drėgmės pastato vidaus sienas. O ką gamintojai gali pasiūlyti, kad drėgmės nepraleistų įtrūkimai, atsirandantis dėl pastato įvairių konstrukcijų judėjimo. Kad po padengimo hidroizoliacija atsiradę įtrūkimai plėvelėje nepraleistų drėgmės, prieš tai sienų kampus, plokščių sujungimus siūlome armuoti armavimo juostą. Tam siūlome elastingą hidroizoliacinę armavimo juostą skirtą kampų plokščių sujungimų sandarinimui kartu su hidroizoliacinė medžiaga. Prieš dengiant paviršius hidroizoliaciją rekomenduojame gruntuoti pro izogrunto. Užtepus hidroizoliacijos sluoksnį dėdame armavimo juostą, po to tepami sekantys sluoksniai. Taip suformuojama apsauginė plėvelė, apsauganti paviršius nuo galimų sienų įtrūkimų ir drėgmės pralaidumo. Džiūdama hidroizoliacija keičia savo spalvą, išdžiūvusi tampa juodos spalvos. Toks puikus hidroizoliacijos ir elastingos sandarinimo juostos derinys visapusiškai apsaugos sienas ir padės jums išvengti drėgmės keliamų problemų.